Sveiki, mėlyjeji. Čia Mercedes SL550. Automobilis, kurį parsivežėme iš saulėtosios Kalifornijos. Skamba gerai, bet realybė šiek tiek kitokia. Iš šią mašiną buvo prilyta. Kodėl? Nes buvo atidaryti langai. Viduje esantis pelėsis, kvapas yra toks, kurio net nenorėtumėte užuosti. Elektronika, mirus, hidraulika, negyva, po pasiekoje neatsidaro bagažinė, o taip pat neveikia ir stogas. Šio projekto tikslas yra paversti šį vargšelį į išskirtinės išvaizdos Mercedes SL Sham 5 AMG Black Series repliką. Originalo pasaulyje yra vos 350, o jų kaina siekia apie $250 000. Tad pagalvojame, jeigu neturime tiek pinigų, kodėlgi neėmus ir nepasidarius patiems? Kol kas mums pavyko padaryti tik tiek. Išsiardyti visą saloną, išvalyti viduje esantį pelėsio dvoką ir pagaliau atsidaryti bagažinę. Išsiaiškinti, kad hidraulinis stogo varikliukas neveikia. Mes visus mėnesius laukėme mechanizmo, vis bandėme atgaivinti seną varikliuką savo rankomis ir pagaliau atėjo tas metas, kada turime sužinoti, ar varikliukas veikia, ar visgi reiks ieškoti naujo. Važiuojame į epizodą. O tai tu čia taip visą naktį ir kimarinai? Laukiu, kol išžiūs. Aš tai apskirpt spėjau. Greitas tu? Tai klausyk, gal tada tikrinam? Nu, davai, pabandom. Ok, susidėjom varikliuką, davai jungiam akumą ir bandom žiūrėti, ar mums kas nors čia gaunasi. Pala. Bet dar niekas nedega. Kodėl niekas nedega? Iš arčiau, jeigu galima. Mygtukai nedega. Šiaip keista. Varikliukas veikia viską. Arba fiškės. Fiškės sukeist vietom, nes jos vienodos. Reikia fiškės sukeist vietom, nes jos yra vienodos. Tik tai spalva skiriasi. Atrodo, sutvarkom, įtadam atgal ir tada neveikia. O šlangutės visas sudėjai normaliai? Oi. Čia vakuumas. Čia tik tai vakuumas. Ne, bet ten tos vidinės ten buvo. Gal ne, kur geltonas su geltonu. Pakrovėm šiek tiek akumą ir pažiūrėsim, ar kažkiek pasikrovė. Šiek tiek yra apie valandą. Pusantros valandas? Nu gerai, pusantros valandas. Kad akumas miręs, tai čia faktas, bet čia ne akumas. Čia vakuumas kažkur, tai man atrodo, ne. Iki galogi neuždarė tas šaratas. Kažkiek praeina, ar ne? Ką taip? Ne, čia uždarė ir jisai turi būti uždarytas. O tai tas šaratas, jisai kodėl, tarkim, ne už plasmasę kokia būtų, kad tiesiog biški oro kažkiek praeit neturi praeit? Neturi praeit oro iš viso. Nes įdomu, kodėl šaratas tada parengtas? Nežinau, bet hebra mačiau, kad užklijuoja. Bet čia ne tame esmė. Esmė tame, kad Jisai net nedirba, kad jisai net nesudirba. Jo. O tai šitas tada, o šitas, kam šitas? Čia kitas šaratas, bet jisai nesulūžęs. Ta būtų irgi užkliučinė, jeigu būtų sulūžę. Tai jisai kaip paduoda, jis pašoka. Ne, čia pritraukia. O čia atrakina. O atrakina tai varikliukas viršuje. Šičia oras pritraukia jį, o jį patį atrakina šitas daiktas. Šitas neveikia, žodžiu. Jisai sudirba, bet pats varikliukas neveikia. Dar. Aš nemanau, kad su to problemos yra su mūsų... Akumu? Ne. Akumą tai reikia įdėti šitas krauti. irgi viskas tvarkoja. Aš manau, kad šitas... Tik tais kodėl dabar neužsidaro, va čia klausimas. Jis prieš tai užsidarė. Kraunam akumą ir paieškosim, padarysim researchą, kas čia nekontaktuoja ar kas čia vyksta. Paskaityti reikės SL forumuose. Trumpai tariant, dėl techninių nesklandumų tęsti darbus turėsime kitą dieną.
Grįšime su naujom žiniom. Taigi, nusėrdėm čia ieškodami problemos. Iš kažkur paspaudus, turint raktą bagažinės, žodžiu, čia yra kilęsas pas šitą SL. Ir paspaudus su raktu šalia, kaip ir girdėjom tiksėjimą iš šito šono. Nusėrdėm šitus apušimus ir panelės ir suradom, kad čia po šitų radio anteną, radijos blokų yra kilėso blokelis. Jį paspaudus kristi. Jisai kaip ir sudirba, gauna signalą iš spinos arba iš rankenos, tai rankena kaip ir logiškai mąstant turėtų būti tvarkoj. O jisai sutiksi ir nieks nevyksta. Faktiškai jisai turėtų duoti signalą, kad uždarinėt bagažinę. Kad mūsų vakuumo pompa nebedirba, tai yra geras dalykas, nes reiškia, kaip ir neturim jokių lykų niekur vakuumo sistemai, logiškai mąstant. Tai jaučiu, išsimsim šitą daiktą, aš manau, kad jam jau kaput gali būt. Gal net atsidarysim, pasižiūrėsim, kas ten viduj, reikės jaučiu naują ieškoti. Taigi, pasižiūrėsim, kas viduj ir manau, jeigu sudegęs ar dar kažką, jisai sudirba, bet iš esmės reikės, pasižiūrėsim, atsidarysim įdomumo dėliai, bet manau, reikės ieškoti naują. Ką žinau, jis mane atrodo sudegęs. Pabandom dar įmesti jį. Nu jo, bet jisai, kas iš to, jisai sudirba ir jisai jokio signalo niekam neduoda. Gerai, pažiūrim, kiek tas daiktas kainuoja. Nu, jis nesusvilęs. Ką žinau. Pažiūrėsim kokią kainą ir žiūrėsim, ką daryti. O gal kokiam elektrikui duosim patikrint. Dublis numeris 3. Atvyko mūsų modulis. Žodžiu, esmė tokia, kad prasitestavom aną modulį, jame yra 3 rėlės, viena iš jų sudegus arba neveikia, nežinau. Greičiausias variantas mums buvo užsisakyti, ir pigiausias ganėtinai, ir greičiausias. Užsisakyti naują ir pabandyti sudėti atgal. Žiūrėsim, ar mūsų bagažinė atsidarys ar neatsidarys. Bandom. Įdomu, kas čia eina, čia gali būti. Mes turim tik tai bagažinės pritraukėjai, ar mes ir durų pritraukėjus turim? Neturim durų pritraukėjai. Let's pop the trunk. Palauk. Gali būti ir akumas, kad nekanelina. Tiek. Короче, липов и parodą ant 3 передачу kažko nekanalina, jungiau рычага į 2 передачу. Вгасну, який дугно nekanalina. Nu. Tas pats. Bet garsiau dabar jisai bent traška. Su ana akuma taip netraškėja. Čia tau nebembas. Galvosim, kas čia dar gali būti. Spina. Ar gali būti, kad ir šitas faulty. Gerai, žiūrėsim. Bus update, duosim žinot. Jau kiek laiko? 3 mėnesiai, 2 mėnesiai kaip sustoja. Dėl va šito reikalo. Atrodė taip, viskas greitai turėjo vykti. Nu, ne taip greitai, bet greičiau negu dabar. Bet kažkaip labai lėtai yra. Atrodo, vieną dalyką sutvarkai, tai kitas dalykas. 3 dalykas, 4. Galiausiai produktyviausia, ką nuveikėm, tai tiesiog saloną išvalėm. Tai va dabar galima atsisėsti ir bent pakvėpuoti salonę. Taip tai daugiau nieko nepadarėm. Jeigu galvojat, kodėl mes taip ilgai dingom, tai kodėl va šitų dalykų. Pasirodo, iš kavos tirščių nelabai išeina mašiną surinkti. Reikia diagnostiką daryti, prie kompo pasijungti ir gal kažką sužinosi. Gal. Bet šiaip širdelė sako, kad jau arti esam. Kad ir taip neatrodo, bet... O, diagnostika. Mes jau savo launchą kūrėm, bet čia jau nėra ką.
Žodžiu, update'as. Tai traukiam savo launchą, bet tuo metu įėjo mūsų draugai iš gretimo garažo, o jie pasirodo Mersų specialistai. Tai va, pasišnekėjom ir atsinešė savo Merso diagnostiką profesionalią. Pasijungiam ir ką radom? Radom tai, kad mums neleidžia nei citriną darinėti, nei bagažinės darinėti dėl to, kad meta klaidą, nemeta klaidą, o meta ant dešo, kad roof in operation. Tai atradom, kad va šitas switchas, jisai iki galo buvo neužsidaręs. Gerai, tą išsprendėm. Tada pradėjo centrinis veikti ir užsidarinėti bagažinę, bet nuo bagažinės rankenos neatsidarinėjo. Tada, kadangi Mersa viskas grandiniai, galvojau durelį išsimti ir pasijungti switchą prie durų, kad atidaryt bagažinę. Uždaro, o atidaryt netidaro. Lygiai ta pati problema, kas yra ant rankenos. Tai dabar galvojam toliau, kas, kodėl ir kur. Jeigu mes uždarytume viską ir pasižiūrėtume, ar centrinis veikia, gal vis dėlto, kaip pas Mersa, viskas vienoj grandiniai, gal viską uždarius ir atidarius, pajungus turėtų veikti. Dar vienas dalykas. Čia galvojau problemą šitame dalyke. Vis dėlto išsiėmėm šitą rankeną. Daug reikalų buvo, nes čia yra 2 varžtai, o šitas neišsitraukė, o atsilenkė, žodžiu, išsiėmėm tą rankeną. To rankenai viskas tvarkoj. Jinai pasispaudžia, pasukus raktui, atrakina, viskas gerai. Sudėjom atgal. Tai dabar vienintelis variantas, kas likę toj visoj grandiniai, tai tiesiog viską uždaryt ir visi sensoriai rodys, kad mašinai uždarytos durys, kapotai taip toliau ir gal tada leis atidarinėti nuo rankenos. Nežinau, bandom. Teisybės akimirka. Atrakinta spina, ne? Jo. Ok. Atsidaryta, atsidaro. Dabar užrakinta. Neatšauna. Pritraukia. Tai gerai, bet dabar bagažinė užrakinta, bet atrakintos durelės. Tai dabar jeigu uždarytų, užsidarytų, ne? No. Bet atidaryti neatšauktų. One eternity later. Problema įspręsta. Tai va, po viso šito, po viso ardymo, atgal sudėjimo, va, čia yra micro switchas bagažinės. Tai reiškia, kai pasukus raktą, galvoja bagažinė, kad jinai yra uždaryta. Užrakinam bagažinę, niekas nevyksta. Ane? Ištraukiu šitą, viskas atsidaro. Dar kartelį. Užrakinam, nuspaudžiu šitą, nieks nedirba, atleidžiu. Bakšt. Taigi, nafik tas switchas. Tiesiog mes jo net nejungsim. Aš iš tikrųjų nežinau dėl ko, bet aš galvoju, kad galbūt jisai iki galo... Gal jisai nulūžęs, iki galo neturėtų, nežinau. Jisai šiaip nėra labai čia reikalingas. Esmė tame, kai mes sukišam į vietą, jisai atsimuša į spinos būgną ir jisai nusispaudžia. Tai aš manau, mes jo net nedėsim. Tiek laiko prasiknisam su šitą nesąmonę. Dar pasiskaitysim, kame gali būti problema. Šiaip norėčiau viską padaryti, kad viskas tvarkoj būtų. Nu, o dabar demonstraciją, prašau. Kokią? Tai uždarom ir atidarom gal tada. Ir tada lengva montažėlį, jeigu viskas gerai. Viena problema mažiau. Kitas žingsnis – stogas. Taigi, mėly mūsų žiūrovai, toliau raklinėsim Mersą. Kur mes užbaigiam? Mes užbaigiam su
stogu. Ne su stogu, su bagažinė. Suradom problemą, kodėl neatsidarinėja, kodėl neužsidarinėja. Susitvarkėm šitą dalyką ir dabar pabandysim pakelt ir nuleist stogą. Kol tvarkėm bagažinę, pamatėm, kad vėl išmušė mūsų tarpinę hidraulinę, bet aš galvoju, kad iki galo galbūt tik tai buvo momentinis ir jos nesudraskė. Tai aš manau, kad turėtų veikti. Tai vat pabandysim, pasižiūrėsim ar veikia ir tada eisim išsimatuoti ratus, nes ratų mums reikės, prisidėsim priekinius ir galinius sparnus ir pabandysim išsimatuoti. Pirmą kartą darysim, nežinau, pasiseks, nepasiseks, pataikysim, nepataikysim, žiūrėsim. Tai va, tai pabandom dabar stogą ir paskui išsimatuosim ratus. Užsidedam klemus ir pabandom nusimtą stogą. Pažiūrėsim, ar veikia ar neveikia. Anie uždėti, Kristi? Nežinau, einu žiūrėti. Panašu į teisybę. Nu tai ką, pasibandom, ką čia mes turim. Aha. Pučia. Kodėl jisai pučia? Dabar retractable roof in operation. Pasijunkim diagnostiką. Dabar nieko nedaro dėl to, kad rašo in operation. Tai pradėjo atidarinėti ir nustojo atidarinėti, nes iššovė. Bet aš dabar galvoju, ar čia neteisingoje pozicijoje buvo užrakinta ir dėl to iššovė? Dar nieko nemanau. Pasijungsim diagnostiką, pasižiūrėsim. Rašo trunk partition open. O gal kai atidaryta bagažinė reikia tada bandyti? Ne, bagažinė atsidarinėja. Taip. Man atrodo, šitas turi įsidėti. A, sakai, dėl šito gali būti, kad nejaučia jisai. Gali būti. Žodžiu, pabandysim susirinkti bagažinę, ką išserdėm, susidėti kiek įmanoma, nes aš manau, kad gali būti dėl šito mūsų dalyko ir neatsidarinėti tą bagažinę. Bet kodėl išmuša? Gal reikės vėl iš naujo keistą. Nu, pabandom, pasižiūrėsim. Febi, kitais metais mums pirštinių reikia. Šitas jau panaudotas. Aha, čia. Reikia ardytis čia ir žiūrėti, kodėl čia taip yra. Nes problema yra čia. Jo, jisai neatšauna. Jisai nori, bet neatšauna. Arba gal jisai galvoja, kad stogas yra atidarytas ir jisai bando uždaryti. Tai todėl atvirkščiai reikia pabandyti. Gal atidaryti stogą ir bandyti, kad užsidarytų. Nu, vat aš tą ir galvoju. Nes jisai galvoja, kad stogas gal atidarytas, nes šičia yra šiti langai nuleisti. Jeigu langai būtų pakelti, gal jisai galvotų, kad jisai uždarytas. Žodžiu, priėjom išvadą, kad greičiausiai bus vėl mūsų cilindras. Mes keitėm tą, pavadinkim, šaibą tarpinę, bet aš manau, kad bekeistami galbūt mes pažeidėm šiek tiek cilindriuką, kadangi slėgis ten ganėtinai didelis. Iš ten hidraulinį skystį paduoda, siurbliukas, viskas tvarkoja. Bet kai gauna slėgio, tiesiog išmuša ir pradeda hidraulinis per pačią tarpinę eiti. Tai vat, tai ieškosim naujo cilindro, įdėsim ir žiūrėsim, kas bus. Aš manau, turėtų susitvarkyti, nes ten slėgis gan didelis. Tai va, einam pirkti cilindrą. Yra naujienų, o naujienos tokios, kad išsiardėm vėl savo cilindriuką. Išsiėmė cilindriuką, šiaip šiuose video, man atrodo, mes darom viską 2 kartus. Tai antrą kartą įserdėm ir žiūriu, kad man kažkas ne taip. Esmė tokia, kad mes keitėm šitą tarpinę. Situacija tokia, kad šita tarpinė turi eiti čia, o ne čia. Visagalis YouTube'as. Pasižiūrėjom video, žodžiu, šita tarpinė turi eiti čia. Tai aš manau, kad dėl to mum ir prapučia, nes šita faktiškai turėtų tik tai prilaikoma būti, o šita užsispaust. Tai va, nusimsim dabar
tą rodą, pavadinkim taip, ir apkeisim vietom. Ir žiūrėsim, kas bus. Nu, viskas. Nu, tai uždarom viską. Paspaust? Ne, tai dabar išėmu vakuumo saugiklį, kad nusirezetintų. Tada jis turėtų faktiškai įkišus užpumpuoti visą sistemą. Ar ne? Padėkit man. What? Bro, what are you talking about, man? Jaučiu dabar mes retractable roof in operation. Tai reiškia, reikia uždaryti. Kažkur gal pramušė? Bet dabar bagažinė neveikia, tai ir tai niekas nevyksta. Ne, tai bagažinė neveikia dėl to, kad dabar roof in operation. O, šitas jau pasikėlė, jau įdomiau. Jisai turi stogą kelt pirmą. O gal jisai mato, kad langas nusileidęs ir tada dėl to tas kelias? Tai langus bet kokiu atveju nuleidžia. Šitai kapiniai. Kurie? Nu, šitai visur. Jie vis tiek turi būti uždaryti. Va taip turėtų atrodyti. O kur langai reguliuojasi? Kur langų switchas šitam? Biškį pavalyti. Klionkė. Čia langą išimti reikės. Gerai, daryk tada. Su, Povilo nebėra. Šitas magijos triukas buvo įvykdytas. Ačiū už jūsų dėmesį. All right, these guys. Hey, fellas. I'm taping a street magic special. F that noise. Oh, hell to the F no! You want to see some magic? Ir jisai pasirodo, kad yra gyvas. Ta plionkė iš vis reiktų nulopti čia. Plėšiu aš tada. Bet ne čia stringa, o... Apačioj kažkur tai. Taigi, bandėm nuleidinėti stogą, užkeliam visus langus ir bandėm nuleisti. Radom dar vieną problemą. Trosas susipynęs ir šitas rolikas, kuris vynioja trosą, sulūžęs. Tai mums realiai reikės keisti, aš nežinau, ar šitas atskirai mechanizmas keičiasi, turbūt, kad ne, reikės visą rėmą su kabeliais keisti. Tai čia dar viena problema, kurią reikės spręsti. Bet bandėm tą stogą. Tai pabandom dar kartą. Gerai, čia nevažinėja. Tai jisai suka, bet... Matai, jisai suks iki galo. Nu, dzin. Taip. O, veikia. Viskas gerai. Darosi. Imagine shooting a man with your last bullet, and he stands there, unfazed. Tai mūsų varikliukas laikai. Mes be stogo. Čia kažkas trūksta. Ką? Čia tik tai trūksta dalies kažkokios masės. Tai čia jinai išimta. Aš galvojau, kad čia kažkur leidžia hidraulinį, bet čia sausa, tai labai gerai. Čia labai super. Nu, o dabar užsidaryt užsidaro. Jo kyla. O!
Yay! We did it! Ką praleidau? Nice! O tai kas buvo? Dėl ko? Taip, buvo kas. Nu, čia turėsim susidėti. Rankos neprispaudo. Žodžiu, esmė tokia, kad Tai kodėl ne? šitas visą laiką vinioja ir jisai pasigauna pagal tai, kiek tas vinioja. Bet jisai turėtų sustoti, kadangi yra tas šitas va. Bet jisai nesustoja, nes dabar išimtas. Štai, ką mes norime matyti, žiūrovai. Nice, viskas. Einam užsakinėt, ardysim duris. Jo. Nu dar kartą atidarom. Dar kartą gali atidaryti, pasižiūrėsim. Gerai, uždaryk dabar ir palik uždarytą. Planas toks. Neduok Dieve tokį darbą. Kedva, neduok Dieve tokį darbą. Didelį darbą padarėm. Stogas veikia. Sekantis dalykas išsiardyti duris, išsimti stiklo pakelėje. Užsisakysim, pasižiūrėsim, gal nereikės ilgai laukti, gal kažkas Lietuvoje. Iš Lietuvos greičiau pasimsim, tai tą susitvarkysim. Galim visą bagažinį išsivalyti ir susirinkti. Ir važiuoti regitrą. Nu, iš esmės jo, bet nežinau, ar važiuosim, nesugalvojau dar. Regitroje dirba normalūs žmonės, jie mašiną pamatė tvarkingą techą pravaro ir ekspertizę pravaro, taip kad nėra čia dėl ko jaudintis, ne? Pas mus taigi valstybė yra, taip sakoma, protinga, ne? Nu tai va. Mokesčius tai mokam šitai valstybei, reiškia mylim. Gerai, viso. Šią gražią gaidą baigėme. Ne, nu tai sekantis dalykas, darysim duris ir tvarkysim bagažinės, išsivalysim viską, susidėsim. Ir toliau žiūrėsim, kas dar išlys, nu. Bet kad stogas veikia, tai jau yra geros naujienos. Very good news. Mažiau laukti reikės. Čia tiek mums gerai, tiek jums gerai, kad mažiau laukti reikės. Tai šią gražią gaidą darbus baigėme.